Taigi sveiki visi, šiandien kursime štai tokį paveiksliuką. Čia yra galutinis variantas. Ir eidami į naują lapą, spaudžiame D, juoda spalva pasidarys, Alt Backspace, sukuriame naują layerį ir vėl balta spalva užliejame ir spaudžiame Ctrl T ir truputėlį sumažinam jį, štai taip. Ir vardelę, einame į Filter, Render Fibers, štai čia nustatymai. Spaudžiame OK, einame į Filter, Blur, Motion Blur. 90 laipsnių ir Distance 999. OK. Toliau Normal Overlay. Ir pasirinkame kokią norimą spalvą. Ir aš renkuosi štai šitą. Spaudžiame OK. OK. Ir dabar spaudžiame Ctrl V. Ir štai taip reguliuojame spalvas pagal savo norus. Aš darysiu tamsiau. Ir spaudžiame OK. Taigi, Filter, Over, High Pass. Ir nustatome iki, pagal jūs kiek norite, aš 16 padariau. Ir štai ką gavome. Taigi, spaudžiame Ctrl T, pasukame ir galus reikia ištempti, kad nesimatytų jų. Ir štai gauname paveiksliuką. Ir beje, jeigu nepatinka spalvos, galima jas pakeisti. Štai šita gražiai atrodo, aš ją paliksiu, OK. Tad ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą ir laukit naujų pamokų.